Detektyvinė literatūra tai yra labai įdomi sritis, nes ir mūsų gyvenimas yra kaip detektyvas, kaip be pasižiūrėsi. Ir šita literatūra tikrai nusipelno pagiriamojo žodžio, nes jinai, kaip sakė Herkiulis Poro, lavina pilkąsias smegenų ląsteles. Šiaip tai aš labai aišku mėgstu ir šitą pacituotą veikėją, Herkiulį Poro. Ir komisaras Megrė man dar labai patinka, taip pat ir Frosto prisilietimas, angliški detektyvai, esu gerbėja. Na, tiesą pasakius, sunku pasakyti, kas čia ne detektyvas yra, nes ir Dikensas, ir Bulgakovas, kai pradedi juos skaityti, tai pasižiūri, tai ten irgi tiek yra visokio detektyvinio elemento. Mūsų skaitytojai, aš manau, kad yra labai svarbus tas vis dėlto psichologiškumas, tikrumas, autentika, tas nusikaltimas ir bausmė. Kodėl, ne kaip tas nusikaltimas įvykdytas, ne visas tas jo teatrališkumas, bet klausimas, kodėl taip įvyksta.